Nu va, įrašas prasidėjo, tai dar kartelį sveikinuosi su visom, kurios prisijungė tiesiogiai. Labai gera visas matyti, kai ką labai seniai mačiau, kai ką visai neseniai mačiau, praktiškai vakar ar šiandien ryte. Tai visos tikrai labai savos pažįstamos ir tikrai sveikinuosi su visom, kurios žiūrėsit įrašą. Tai man labai gera, kad jungiatės ar tiesiogiai, ar su įrašu. Tai žinokit, labai labai pasisvėriau tą įrašo vertę ir visai kitaip pamačiau įrašo prasme, vat būtent dabar rudenį, nes aš tokio mėgstu jungtis tiesiogiai, visada dalyvauti, jeigu kažkokios tai programos, kursai, meditacijos, nu vat kažkur tai. Ir tiesiog suvokiau, kad dabar vieną programą kaip tik šią savaitę užsibaiginėjo iniciacijos ir supratau, kad negaliu visiškai jungtis tiesiogiai, nes nu, tada laikas ištirpsta, šeimai nebelieka laiko, dėmesio ir žiūrėjau įrašus ir aš taip kaifavau, kad pasirinkau ir tie įrašai atnešė lygiai tokią pačią vertę, kaip ir dalyvaučiau tiesiogiai. Va tiesiog mano nervų sistema susilygiavo su galimybėmis, kurios yra dabar, taip natūraliai priėmiau ir man taip viskas atsipalaidavo ir taip įsitraukiau į kursą, jis toks gavosi gal labiau asmeninis, gal mažiau toj grupėje dalyvauju ir dalinuosi, bet labai vertė didžiulė, tai tikrai ar tiesiogiai prisijungę, ar su įrašu gausit visiškai vienodą vertę mūsų šio susitikimo. Tai gal pradžioje pakviesiu aš mus visas tiesiog įsižeminti ir pajausti savo kūną, užsimerkti ten, kur esat, kažkokiu tai čia nedarysim didelių burtų ar labai kažko nežinomo, viskas yra žinoma, kaip grįžti į save, į savo vidinius namus mes žinom, tai kviečiu tiesiog užsimerkti, jeigu galite sudėti vieną ranką ant širdies, kitą ranką ant pilvo, jeigu noris, jeigu ne, tiesiog patogiai, visiškai savo kūne ir aš jūs pakviesti grįžti iš galvos į kūną. Nes mes esam tiek daug galvoje, tiek daug įvairiuose planavimuose, strategijose, apmąstymuose, analizėse kažkas, mokymėsi, visada kažkokiam gilinimėsi, bet labai svarbu visą tai, ką mes sužinom, ką mes išgirstam, ką mes pamatom įkūnyti, tai aš dabar pakviesiu mus visas grįžti į savo kūną ir pajausti savo kūną tiesiog nuo pėdų iki pat viršugalvio, save surinkti, nes mes esam save tiek išdalinę, išfragmentavę į pasaulį, ne, tai taip atrodo, taip paimkit ir susigrąžinkit save iš visų pasaulio kampų, iš visų situacijų, iš visų istorijų, ane, ir susigrąžinkit į save ir pilnai jauskit kūną. Pėdos, rankos ir galva, viskas yra vientisa. Ir visa tai, kas yra tarp galvos ir tarp pėdų, kojų, pirštų, galiukų, tai yra viskas vientisa ir tai yra jūsų kūnas, mūsų kūnai, per kuriuos mes patiriame šį pasaulį. Ir viską fiksuojame savo kūne. Protas tai tikrai ten gali ir analizuoti, ir pergalvoti, ir sukurti ir istorijas įvairias, ne, bet kūnas yra tokio gilio išminty, jis žino tiesą. Tai eikit į tą savo kūną su žinojimu, kad jūs gyvenate visiškai tiesoje, su pasauliu per kūno patyrimą, būtent per kūnišką patyrimą. Ne iš proto, bet per kūnišką patyrimą. Ir tikrai žinau, kad čia visos žinot, kas yra kvėpavimas, tai tiesiog savo ritmu tokius gilesnius kvėpavimus, bet jeigu reikia kažką paleisti, padarot atodūsį garsų, jeigu tiesiog reikia taip pakvėpuot giliai, kad dar labiau pajausti šią akimirką, tai giliau pakvėpuojat, per nosį įkvepiat, per nosį iškvepiat, tiesiog įsivertinat, gal kažką norisi iškvėpti su atodūsiu, o gal kaip tik labiau taip gyvai dabar kelias akimirkas. Mm. Mm. Oceans rise, oceans rise, oceans rise and fall at her command. Mm.
Dabar pakviesiu padaryti užlaikymus kelių sekundžių, tokius trumpus labai, bet tokius labai gyvus, tai įkvėpti, sulaikyti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti, sulaikyti ir iškvėpti. Ir paskutinis toks užtvirtinimui įkvėpti, sulaikyti. Ir iškvėpti. Jeigu reikia, nusipurtom nuo savęs, jeigu yra ką nusipurtyt, kartais tokį smagu padaryti įėjimą nusipurtant seną energiją. Gerai. Okei. Tai aš turiu su savim visą raštą, tiesiog susižymėjau šiandien, kad kažko nepamirščiau, tai vis užmesiu akis į planelį, kad tekėtų viskas sklandžiai ir man tada yra ramiau, kai aš turiu planą, tai tiesiog mano visa nervų sistema yra atsipalaidavusi ir harmonijoje ir tokiam žinojime, kad viskas vyksta tiesiog taip, kaip turi vykti, bet jeigu ką, tai turiu kur užmesti akį. Tai gal pradėsiu nuo intencijos. Tai mano intencija šitos master klasės, tai jinai gal seniai buvo gimusi, bet labiausiai tai išplaukia iš ankstesnių mano meditacijos kursų, kuriuos aš vesdavau tiesiogiai su žmonėmis mūsų čia krašte, regione, Vilkaviškyje arba Kybartuose, rinkdavomės į grupes. Buvę taip, kad ir namuose net pas mane renkasi grupės ir darom visą kursą meditacijos. Tai mano tokia intencija dabar kai per tiek daug metų jau praktikos, kad pasidalinti žiniomis ir duoti jums įrankius labai paprastus, kuriuos esu visus perleidus per save ir kuriuos naudoju aš pati. Ir kad jūs galėtumėte juos naudojant pajusti brandžią savo dvasinę pusę. Tokios brandos dvasingume įgauti. Ir kiek aš tyrinėjau, kaip per kokius vartus užeinu, ar aš per kūno vartus užeinu, ar aš per emocijų. Jeigu aš užeinu per dvasinius vartus ir tyrinėju, kas aš esu, aš gaunu tūkstančius kartų daugiau naudos, negu aš tik tai tyrinėjau savo asmenybinę dalį, tai yra savo mintis, savo emocijas arba savo kūnišką dalį, kurią matau, sportuoju, maitinuosi, atitinkamai, kartais tinkamai, kartais gal ir netinkamai, šito neslėpsiu, esu visiškai čia atvira. Tai tas dvasingumas mums atveria visai kitą gyvenimo skonį ir visiškai kitą kokybę. Toks gyvenimas pradeda vykti lyg iš vidaus, iš giliai, taip į išorę, patiriant tai, kas yra gyvenimas ir neprisirišant prie savo skausmo, prie savo trauminių istorijų, neprisirišant prie fizinio kūno negalavimų kažkokiu tiesiog, bet leidžia viskam įvykti gyvenime. Ir kodėl būtent medituojanti moteris tai net pasibraukus pas save esu, nes iš tikro mes esam labai skirtingos nuo vyrų. Ir šito vietoj aš turiu 11 metų šito gyvenimo, 11 metų patirties medituojant. Ir mano pati pradžia, gal kokį, paimkim, 8 metai geri buvo tikrai labai daug vyriškų praktikų, askezių, kas liečia meditaciją, daug nepatogumo, daug stebėtojo ugdymo vidinio tokio ir tai davė daug naudos. Tai davė daug naudos, kaip sakau, šį tryniau užpakalį ir tai davė daug labai naudos. Bet kai aš atradau tas visas moteriškas praktikas, ritualus ir aš pradėjau jungti moteriškas praktikas su vyriška, tai tiesiog radau tą darną ir harmoniją ir dar didesnį pasimėgavimą daryti meditacijas kiekvieną dieną. Man tai nebuvo sunku, tai yra, aš žinau, dėl ko nebuvo man sunku eiti į meditacijas kiekvieną dieną ir dabar panaudosiu žodį vietoj disciplina, nes labai daug ką gąsdina žodis disciplina, ypač moterų per jau keletą metų, kaip dirbu konkrečiai su moterim, jas labai gąsdina būtent tas žodis disciplina ir dabar tais visai neseniai radau žodį įsipareigojimas. Įsipareigojimas savo. Nedisciplinuotai kiekvieną dieną darysiu ten meditacijas, ten jogą, dar kažką, ne.
įsipareigoju sau kiekvieną dieną pasirodyti dėl savęs, padaryti dėl savęs, ane, įsipareigoju. Tai man tas žodis, nu, toks stiprus ir man jis taip pakeitė visiškai tą požiūrį į tai, ką aš pati darau, nes taip gerai įsipareigoti, įsipareigojam mokėti mokesčius, įsipareigojam, ane, kas turim vaikų gaminti valgyti, įsipareigojam rūpintis namiškiais, įsipareigojam rūpintis gyvūnais ir čia įsipareigojam rūpintis savo dvasiniu kūnu. Tai jeigu kam netinka žodis disciplina, tikrai galit pakeisti į įsipareigoju, fantastiškai veikia ir net mūsų visa energetika net kitaip reaguoja. O, toks atsipalaidavimas ateina, žinai, toks, o, kaip gerai, nedisciplina toksai. Tai va, dar kas manęs nepažįsta, nežinau, kas jungsis, tai kas manęs asmeniškai nepažįsta arba išvis nebendravę kažkur tik interneto platybėse sekate, tai su meditacija turiu tikrai glaudų ryšį ir tai buvo visiškai mano praeito gyvenimo indėlis. Aš praeitą gyvenimą buvau asketas vyras, turėjau mokytoją savo ir daug praktikavau, daug dariau askezių, dėl to šitame gyvenime turbūt mane pakvietė ir joga, ir meditacija taip greitai. Man buvo 26 metai, kada pirmą kartą nuėjau į jogos užsiėmimą ir aš pajaučiau, kad aš grįžau namo ir kad, wow, čia taip faina, čia taip viskas tikra, čia taip viskas apie mane, čia taip viskas pažįstama. Nu, toks stebuklas atrodo įvyko ir paskui per daug metų praktikos, bet vėlgi, kad prisiminti praeitus gyvenimus, reikėjo normaliai atitrinti užpakalį ir daug medituoti tam, kad atsivertų dovanos ir matymas, ne? Tai matyt, čia ir praeitų gyvenimų jau yra įdirbis, tiesiog jau šitam gyvenime kaip dovanos atsiveria. Tai va, šiaip tai dirbu, mėgstu labai tiesiogiai dirbti su žmonėm, vedu jogą, vedu kvėpavimo sesijas, konsultuoju žmonės, ypač moteris, specializuojuosi ypač moterų dvasingume, dirbam daug su emociniu kūno, ne, tai yra transformacinis dvasingumas ir coachingas. Tai va, ant to aš važiuoju ir iš tikrųjų kaifuoju ir mėgaujuosi tai, ką veikiu ir tuo, kuo dalinuosi. Tai va, dabar aš jūs pakviesiu užsirašyti intenciją, dėl ko jūs šiandien jungiatės į šitą masterclassą medituojanti moteris. Vat kokia jūsų intencija, galite užsimerkti, susijungti su savo širdimi. Nes ką jūs bedarytumėt, ar jungiatės į masterclassą, ar jūs gaminat šeimai valgyti, jeigu mes turime intenciją ir suvokiam, dėl ko aš tai darau, tai gauna visai kitokią prasmę. Ir mūsų psichika visiškai kitaip priima tą veiksmą, va šiandien, ne, nu ten noriu gal kažkokių žinių, ar ten noriu labiau suprasti save, atrasti. Tai būtinai užsirašykit tą intenciją ir jeigu kas norit, galit irgi chat bokse parašyti. Kokia jūsų intencija, jeigu jaučiat, dėl ko šiandien jungiatės į praktiką. Jeigu pajautėt širdimi ir nenorit dalintis, viskas okei, nes iš proto mes čia tuoj kokį fainą galime parašyti norą ir taip dar taip čekštų įsidėt, parašyti visom ir kaip faina. Ne, jeigu iš širdies ir nesinori dalinti, tai Alma, save išgryninti, ačiū. Noriu susirinkti save, ačiū už nuoširdumą, Jurgita. Gerai. Taip. Tai kaip ir užsiminiau, kad moteris labai skiriasi nuo vyro, kadangi aš pasimatavau ir tą pusę meditacijos ir tą tikrai galiu palyginti ir galiu drąsiai dalintis, jog žinau, kaip suderinti vyriškas ir moteriškas meditacijas ir kaip paversti tai malonumu ir smagiu įsipareigojimu sau. Tai pirmiausia, reikia suprasti, kad moteris labai skiriasi nuo vyro, pas vyrą yra viskas aišku. Pas jį yra aiškus stebėtojas, vidinis, kuris gali medituoti, ilgai koncentruotis, ane, į tą patį čia vietą, į tą patį tašką, į tą patį čia mantrą, ne. O moteris, nu, jinai tiesiog, jai sunku iš tikrųjų išbūti, jai sunku išsėdėti, jai norisi judėti per meditaciją, ne. Ir todėl, kad mūsų psichikos skiriasi.
mūsų, ane, vyrų vienokia psichika, mūsų moterų yra kitokia. Mes 9 kartus emocingesnės negu vyrai esam. Mūsų energija yra tekanti, besisukanti ratu, banguojanti, mes esam tekančios, o vyrai yra labai tokie statiški, pas juos labai tokia aiški, linijinė, tiksli energija. Ir tikrai aš vat stebiu savo vyrą, kaip jisai medituoja, tai jis tikrai tiek neapsikrauna, kiek aš ten apsikraunu, man kokie suvokimai veriasi. Ten viskas aišku. Pameditavo, čiung, 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 pam, pam, faktus susidėliojo, čiuk, čiuk ir viskas. Ir jisai. O aš tai tada pasisukau, emocijos sukilo, iš kur tos emocijos, kas čia vyksta. Nu, ir vienu žodžiu, tikrai mes labai skirtingi ir kiekviena mes puikiai tai žinom ir suvokiam, kad mes labai skiriamės ir natūraliai mes medituojame visai kitaip. Vyrai gali eiti labai iš karto giliai į meditaciją ir jie eina su pasitikėjimu. O mum yra truputį sunkiau, mes taip atsargiai, mes tyrinėjom, nes mes labai viską kūniškai išjaučiame. Ne? Mes per visokias emocijas, daug emocijų pradedam jausti, ne per meditaciją, kada nutyla protas. Ir mes viską labai kitaip reaguojam, kitaip išjaučiam. Tiesiog dėl to. Tai va. Tai dabar eisim į tokius punktus, tokias temas, viską pasidalinsiu. Tada mes turėsim meditaciją ir būtent leisiu pačiupinėti tą vyrišką. Aš žinau, kad dalis iš jūsų praktikuoja, kas va tai yra vyriška meditacija ir tada moteriška. Ir kaip galima jas apjungti ir derinti, ne? Ir tada pačiam gale pasidalinsiu dar irgi apie savo ateinančius planus, būtent sausio planus. Tai jeigu žiūrėsit iki galo, tai tikrai nebūtina likti iki pačio galo, bet jeigu žiūrėsit, tai tikrai bus ir bonusų, ir dovanų, tai pasidalinsiu ir apie Žemės Devi programą ir šitą, ir ateinančias veiklas, ir jeigu jausit, kad norit pasilikti, tai kviečiu pasilikti iki pat galo. Ir dar dabar ties iš karto, kad nepamirščiau, tai kas nusifotkinsit, kad dalyvaujat šitoj masterclass'e ir pasidalinsite save Facebook'e story arba Instagramo story, užtaginsite mane, Eugenija Vidija užtaginsit, tada viena iš jūsų gausite dovaną, tai yra ceremoninės kakavos, 100 gramų pakuotę, bus dovanų, nežinau kaip jūs nereikės įsiųsti, bet kažkaip sugalvosim, jeigu laimėtų, ne, tai tikrai no problem, išsiųsim. Tai va, tai tikrai, kas jaučiat, galite nusifotkyti, užtaginti mane, kad dalyvaujat masterclass'e ir šita viena iš jūsų laiminga bus ištraukta ir padovanosiu ceremoniniais Ananda kakavos. Gerai, tai dabar galvoju, ar viską pasakiau, tikriausiai viską. Ir labai įdomiai, kažkaip norisi pradėti nuo Ošo frazės. Ošo yra didis mistikas, didis mokytojas. Ir jisai yra pasakęs, yra gera naujiena apie meditaciją ir bloga naujiena apie meditaciją. Tai geroji naujiena yra ta, kad mum medituoti nereikia, bet kad tai suvoktumėm, tai yra bloga naujiena. Mums reikia medituoti. Tai va, tai kad suvoktumėm, kad mums iš tikrųjų meditacijos nereikia, mes turime prieš tai normaliai pamedituoti. Gerai. Gal truputį istorijos ir kaip anksčiau meditavo moterys. Tai kiek aš tyrinėjau būtent tą dievišką moteriškumą, kurį mes labai paliečiame ir įkūnijame per Žemės Deivės programą, šventą moteriškumą, karalienės, tokį kaip archetipą ir tą karališką moteriškumą. Ir kiek aš leidausi į istoriją, kiek man teko didžiulės iš tikro garbės ir dovanos patyrinėti, kaip buvo iš tikrųjų anksčiau. Dar prieš tai, kaip viską taip užgužė vyrišką energiją, į kurią net ir moterys taip įsitraukė ir pasinešė. Tai moterys iš tikro rinkdavosi į ratus. Moterys rinkdavosi į ratus, į bendruomenes, į susitikimus ir jos kartu medituodavo. Jos kartu švęsdavo savo ciklo pradžią. Ne? Jos kartu, nes taip viskas buvo susiderinę, žmogus, moteris ir gamta, kad jos netgi vienu metu kraujuodavo. Ir jeigu jos kraujuodavo, tai būdavo jaunatis. Ne? Ir jos per jaunatį rinkdavosi į palapines. Jau dabartais, kaip yra žinios, tai kad moteris
atskirdavo, net ten kokioje Afrikoje, uždarydavo į palapinę, kitas iš visigi pusės į žemę užkasdavo, nes jos nešvarios, į šventyklas neįleisdavo vyrai, nes kada moteris kraujuoja, jinai negali įeiti, net ir dabar yra iš tikro rytų kultūroje kai kuriuose šalyse ir neįleidžia moteris į šventyklas, kada jos kraujuoja, nu, tai jos tokios pasidarė atskirtos, bet iš tikrųjų pradžia, tai buvo taip, kad moteris rinkdavosi kartu kraujuoti, nes tai yra labai sakralus ir gilus metas, kada moteris yra labai arti anapusinio pasaulio, to tokio nematomo vadinamo pasaulio, ir ta riba tarp šių pasaulių, tarp matomo ir nematomo yra labai suplonėjusi. Ir moteris eina medituoti, ką aš irgi praktikuoju dabar tais per savo ciklo pirmas dienas, tai yra darau gilias meditacijas, einu su užklausom, naktį einu irgi su užklausa į meditacijas, gaunu aiškius atsakymus, nes per sapnus, per gamtos įvairius reiškinius ir ženklus moteris taip išmedituoja gyvenimą, išmedituoja atsakymus ir jos rinkdavosi kartu ir sustiprindavo tą lauką. Vyrai neduodavo erdvės moterim atsiskirti ir pabūti, išsibūti, išsimedituoti būtent per pirmas ciklo dienas, nes jos yra pačios stipriausios, kada mes galime eiti į savo dvasinį pasaulį, į savo gelmes. Ir šitaip moterys rinkdavosi medituoti, taip pat moterys rinkdavosi ir per pilnatį ir būdavo bendruomenėje bent kelios moterys, kurios būdavo kaip mistikės, kaip šamanės, kaip priestess, tai šventikės lietuviškas gal toks geriausias atitikmuo, kurios būdavo jos atvirkščiai, jos kraujuodavo per pilnatį. Ir per jaunatį jos laikydavo erdvę visom tom, kurios kraujuoja, bet kadangi jų būdavo misija netarnauti kitiem, padėti, tai jos būtent kraujuodavo per pilnatį, o kitos moterys rinkdavosi švęsti. Ir tas šventimas irgi yra kaip meditacija. Visa tai, ką mes darome čia ir dabar, pilnai išjaučiant savo kūną, būnant prote, jeigu ne, tai yra analitinė kažkokia meditacija, tai yra būtent meditacija, tas šventimas, tai moterys taip anksčiau medituodavo. Jos darydavo daug ritualų, jos turėdavo savo altorius, deivių, būtent altorius, jos pindavo gėlių girliandas, dėdavo ant to altoriaus, neždavo deivėje, ne? Jos daug komunikuodavo su gamta viename ryšyje, ne? Nes nebuvo daug tų tokių trikdžių, kas yra dabar tiesa, ne? Koks pasaulis, kokiame mes pasaulyje gyvename. Ir kaip yra išsibalansavusi mūsų energetika, nes mūsų dėmesio daug yra išorė, ypač į ekranus, ne? Ir mes labai daug prarandam to sąlyčio taškų su gamta, sąlyčio taškų su pačiu visų kosmosu, kuris mus kiekvieną akimirką informuoja ir gamta mus informuoja ir su mumis komunikuoja, bet mes taip esam atitolę, kad negirdime, nejaučiame, ne? Tai va, tai moteris iš tikrųjų jos medituodavo taip, per tą sakralumą, per aukojimą, per dainas, per buvimą kartu, per susijungimą su žeme, per susijungimą su kosmosu, ne? Tai va tokia yra mūsų graži istorija ir tik tai vėliau vyrai neatskyrė mus, padarė, kad tai yra nešvaru, ne, mūsų ciklo dienos, mūsų menkino kaip mūsų šventumą, kaip mūsų komunikavimą ir netgi senajame Egipte, tai buvo tik šventikės, nebuvo vyrai ten kažkokie tai kunigai, ne, paimkim tą, nežinau, ir kokį čia žodį panaudoti. Nu jo, kunigai, bet buvo šventikės, kaip kunigės buvo, ir buvo ne vyrai, buvo moterys, nes jos jos išleisdavo iš šio pasaulio į kitą pasaulį, jos tame dalyvaudavo tose ceremonijose. Moterys priimdavo gyvybę, kuris ateidavo per vienos moters portalą ir kita moteris priimdavo, nes jinai pasitikdavo ir jinai žinojo visas apeigas, visus ritualus. Tai va. Ir dabar keliausim toliau. Kuo skiriasi vyriška meditacija nuo moteriškos meditacijos? Tai jau šiek tiek užsiminiau, tai kad vyriška meditacija yra tokia stabili, tiksli, nepajudinama ir tokios visos, kurios orientuotos į stebėtoją, kad stebėtojas stebi, ar ten mantra, ar garsas, ar vidinis pojūtis, ar kažkoks tai objektas, jeigu meditacija daroma atsimerkus, nes vienos budistai daugiau medituoja atsimerkę, hinduistai, ir va taip išplaukia iš jų irgi meditacijos, dzenai irgi medituoja užsimerkę arba atsimerkę, tiesiog
Čia jokio skirtumo, ar jūs medituojate užsimerkę ar atsimerkę. Tai yra apie tą didelę koncentraciją ir nepajudinamą stabilumą, kas vyrui yra labai paprasta išbūti, išsėdėti ir išmedituoti. O moteriškos meditacijos jos yra tokios daugiau per judesį, per potyrį, per kvėpavimą, per garsą. Ir Ir tai yra labai natūralu ir tai galima iš tikro suderinti. Labai fainai galima suderinti, atsisėsti į meditaciją, pasėdėti kelias minutės, tiesiog nepajudint tos energijos, susikurti tą tokį kaip indą, surinkti save į indą, kad ta energija tiesiog būtų čia ir dabar vietoj ir tada galima daryti moteriškas, ne praktikas, meditacijas. Moterim labai tinka iš tikro visos meditacijos, kurias kažkas veda. Vat tiesiog klausyti įrašų, vedamų meditacijų, netgi jeigu ir labai rekomenduoju, turit savo meditacijas, jas įsirašyti, voice'ą, ne, pasidaryti įrašą ir naudoti savo balsą, savo meditacijas, bet kada veda moteris, tada jinai kažkaip labiau atsipalaiduoja, susilieja ir jai yra paprasčiau išbūti toj meditacijoj. Taip. Mhm. Tai kokios tos apskritai yra meditacijos? Tai yra mantros, galima kartoti mantras. Geriausia kartoti mantras arba savo gimtąja kalba, arba sanskrito kalba. Bet iš tikro, kas vat moterys gyvena daug metų, gal Ispanijoj, gal gyvena daug metų Anglijoj, Airijoj, USA, ne, ar kitose šalyse ir jau tos šalies kalba tokia gyva ir tokia įprasta tapusi, kad net kartais jau kai pradeda galvoti žmogus ta kalba, kurioje šalyje jie gyvena, ne, tai galima daryti irgi meditacijas, mantras kartoti būtent tą kalbą. Tada yra mindfulnessas, čia yra tokia moderni meditacijos forma, kaip irgi fokusuojamės, koncentruojamės, ar tai į garsą, ar tai į objektą, ar tai į pojūtį, žodžiu, toks vat irgi dėmesio fokusavimas į kažką, ką mes pasirenkam, į tušinuko viršų, nu tiesiog žvakės, liepsna, rožės, žiedas. Dėmesio rinkimas, tai va čia tokia labai vyriška, va tiesiog jau atsisėdam ir stebim visada širdies centrą, stebim ten kaktą, stebim nosies galiuką ir visada sėdim ir nieko nepajudinamas dėmesys. Tai yra judesio toliau meditacijos, tai yra visos somatinės praktikos, bet kada mes jas atliekame pilnai būnant kūne, tai jos yra visiškai pilnai tikros meditacijos. Aš pati tokias kartais taikau, tiesiog darau somatinės praktikas, pasileidžiu mėgstamą muziką ir tada darau per kūną, visiškai išjudu, išjaučiu, kaip kūnas veda, taip ir keliauju aš per tą meditaciją, tai yra toks pilnas buvimas čia ir dabar. Ir ypač, kai būna ta energija, pavyzdžiui, prieš menstruacijas, PMS, ir ta tokia energija nervinga, kritikas įsijungęs, toks nerimastingumas. Tai man labai, labai tos visos per judesį meditacijos, jos tiek atpalaiduoja, vėl leidžia susijungti su savim, grįžti iš to proto, iš kritiką išjungti. Tai yra fantastiška. Joga nidra, tai labai faina yra atsipalaidavimo meditacija ir aš tai sakau, kad tai yra mūsų šių dienų meditacija numeris 1 moteriai, nes per jogą nidrą mes grįžtame į save, į savo kūną ir taip atsipalaiduoja mūsų visa nervų sistema. Ypatingai mums reikia pailsinti nervų sistemą. Tai aš ir pati darau ir labai mėgstu daryti joga nidras, kaip veda kokį įrašą, pasileidžiu, man labai labai patinka, turiu savo mokytojos vienos daug įrašų, tai darau pagal jos joga nidrą. Ir jaučiu, kad jau aš jau į tą išėjau tokią vyrišką energiją, tokio daug nerimastingumo atsiranda, tai aš pasileidžiu, tada toks užmiegu kartais tiesiog taip praeina visa meditacija, bet paskui atsikeliu tokia pailsėjus, tokia žvali, visa tai faina, tai tikrai joga nidra yra ta meditacija, kurią rekomenduoju daryti šiuolaikiniai moteriai kiekvieną dieną, kad ir kiekvieną dieną. Tada yra vizualizacijos, kaip yra vedamos meditacijos, jos dažniausiai yra vedamos ir kviečiama vizualizuoti kažką. Nu, ten dabar susijungiam su savo aukštesniąja aš ir pamatom save žalioj gražioj pievoj, ten upeliukas teka, paukščiukai čir. Nu, žodžiu, ir mus veda per tą meditaciją ir mes vizualizuojam. Aišku, jeigu žmogus, moteris yra daugiau kinestetikėje arba audelėje, bus gal sunkiau įsivaizduoti, bet jeigu žmogus moteris yra kinestetikėje, nu ir vyrai nemedituoja, tai jie labiau eina per tą žinojimą. Žinau, kad paukščiukai čiulba, žinau, kad upelis ten čiurlena, žinau, kad žalia spalva kaip atrodo, kaip ta pieva ten, žodžiu, jie tikrai per pojūtį įeina į tą meditaciją, o audelai tada per garsą labiau.
Dar yra digitalai, kurie per geometriją šventas pažįsta pasaulį per įvairias schemas, per diagramas, tai yra dar ir tokių žmonių. Tai va, tai vizualizacijos, bet irgi vizualizacijos labai tinka moterim kaip meditacija. Transcendentiniais, tai tos, kurios kviečia jau eiti už viso suvokimo ribų, tai va dabar aš buvau ne va tylos stovykloj, tai mes labai praktikuojam transcendentinės, kad išeinam už pojūčių, už aš esu, už tai, kad aš nesu kūnas, aš nesu šitas protas, aš nesu šitos mintys, aš nesu šitos emocijos, aš nesu visos istorijos, visa mūsų atmintis, aš esu kažkas daugiau ir einam ne iš proto, kad iš pradžių, aišku, analizė, dėmesio rinkimas, bet paskui einam į tą patyrimą, į tą va tokį ir žodžiais apibūdinti, nu, okei, gerai, aš patyriau, kas yra amžinybė, ne, taip stipriai išgyvenau ir būtent buvo post meditacijos visos stovyklos pasekmė, aš išgyvenau, kas yra amžinybė, kad aš esu tokia testina nuo pat pradžios iki pat pabaigos ir va taip visiškai toks ir apibūdint neina. Galiu va dabar žodžiais pasakiau, pasidalinau, bet tai yra toks pojūtis stiprus, kad į žodžius kartais neina rašyti ir įvilti. Arba žmonės patiria tokią tuštumą, kaip mirtį atrodo išgyventų. Ir vėl, nu tai į žodžius įvelkam, bet ta būsena, nu jos neina apibūdinti. Arba kaip tie satoriai. Vyksta tokie satoriai, tai yra mini nubudimas. Įvyksta tas satoriai, ir tu, viskas atrodo aišku tą akimirką pasidaro. Bet vėl, į žodžius neina įvilti, tai reikia patirti. Ir kas yra patyrę, tikrai, aš žinau, kad sakys, žinau tą būseną, žinau, gali nesakyti nieko, aš žinau, o tiesiog ir tada tokius žinojimus susijungia. Tada yra malda, tai nėra meditacija, nes meditacija tai yra kaip Dievas su mumis kalba, meditacija yra kaip Dievas su mumis kalba, o malda yra tada, kaip mes kalbinam Dievą. Malda tai yra kaip mes kalbiname Dievą. Bet man malda yra viena gražiausių formų irgi įeiti į tą čia ir dabar buvimą, tai tą meditaciją, pasikalbėti su Dievu, pabūti atvirai, gal paprašyti, gal padėkoti, gal išsisakyti viską, kas guli ant širdies ir va taip susitikti toj maldoj tokia nuoga, gryna. Ir tai man yra viena iš, nu, kaip meditacijos formų, bet aš negalėčiau sakyti, kad tai yra meditacija. Bet tiesiog pokalbis su Dievu, tai man irgi, jeigu kam tinka, ar sukti nu, maldą, man čia paskutinį pat rugsėjį ir rugpjūtį sukau visiškai švenčiausios Marijos mergelės maldą pagal Ilgevičienę, jinai Audronė Ilgevičienė yra pakeista, ne katalikų bažnyčios, tai jinai tokia labai graži, tai taip tiesiog sukdavo, tokia susijungdavo su Marijos energija. Tai paskui yra rašymo meditacijos, nu fantastika, kas jau mėgstat rašyti, rašinėlius gerai mokykloje sekėsi rašyti, tai griebėt tušinį, pačią gražiausią užrašų knygutę nusiperkat ir tada jau pilat. Tai irgi, va, kiekvieną dieną 10-15 minučių ir tų rašymo meditacijų yra įvairių. Pavyzdžiui, išrašyti viską tiesiog necenzūruoti, viską, kas eina. Nu, ten tokia būna rašliava, belekas, bet ten tiek daug atsakymų. Nu, tiesiog iš pasąmonės, kas kyla rašyti ir ten šiandien valgiau su muštinį, su sūriu, vakare važiavom į kiną, susitikau su ten Antanu, Antanas šitą važiavo su mašina, prasidūrė į padangą ir aš tada supratau, koks gyvenimas gražus, nešvietė pilnatis, nu, suprantat, tiesiog rašyti, srautas eina, rašom, įsirašom. Arba tiesiog kiekvieną dieną pasirašyti, koks gyvenimas, kas vyksta. Arba laišką savo rašyti, ne? Va tiesiog tos rašymo, tai jos yra tikrai įvairių formų. Jeigu jūs jaučiat, kad kviečia rašymo meditacija, tai gerai pasidomėti ir atrasite tai, kas jums labai artima ir labai patinka. Vaikščiojimo meditacijos, tai yra toks vienuolis, dabar nežinau, tiksliai pasakysiu jo vardą, Titmahankas, gal kažkaip ne taip pasakiau, bet jau jis iškeliavęs, jis Prancūzijoje yra įkūręs Plum Village, tai slyvų kaimelį ir ten yra vienuolynas, centras, tai jie labai praktikuoja tą būtent budistai vaikščiojimo meditaciją, kai pilnai būnam su ėjimu, su pojūčiais, jaučiam gamtą, lapeliai ten siūbuoja, vėjelis pučia, kvapai, va tas pilnas buvimas vaikščiojant ir per visą sensoriką pažįstant pasaulį ir čia ir dabar kas yra. Tai va, tai bet man patinka, man vaikščiojimo meditacijos irgi kartais pasilieku telefoną, šunį, išeina mes į laukus, į mišką ir tiesiog tokiam buvime einu, va tam tokiam būnu, tai irgi labai perkrauna. Tai, ir moterim labai tinka. Būtent šitos, nes vėl per kūną mes išeinam, mes išjudam tas emocijas visas. Gerai, gal viską pasinau. Tai yra formali ir neformali praktika, ką norėjau pažymėti, bet čia tokia teorinė dalis, bet svarbi. Meditacijas mes galime susikurti pačios, nu, ta prasme, nu, kaip mes norime. Vat kiekvieną dieną aš pasiskiriu savo laiką, va dabar ryte arba vakare,
medituosiu 10-20 minučių ir tiesiog susitarimą, įsipareigojimą padarom sau ir, nu, vat, tiesiog mano mėgstamiausia forma tai yra rašymų. Ir va tiesiog į tą rašymą einam. Ir moterim iš tikrųjų labai svarbu keisti meditacijas. Aš, pavyzdžiui, vat šiandien dariau visiškai tą transcendentinę meditaciją, aš esu pojūtis, išeinu, vat aš esu ir tam žinybė tokiam. O vakar dariau senolių šviesos tinklo meditaciją. Laiminau visus, gaubiau šviesos tinklu atsisėdus ryte. O rytoj, vat, žinau, kad bus irgi senolių meditacija, o paskui turėsiu visą rebefingo praktiką su draugų grupe, ryte anksti susitinkam pasidaryti. Tai va, tai taip keičiam ir dar kitą dieną gal atsikelsiu ten somatinė meditacija bus, ane? Ir, nu, va, taip tiesiog kada keičiam, tai mūsų taip nervų sistema, jinai taip gerai jaučiasi, jinai va taip, tai įvairovė, nes mums lengva multitaskint, mūsų sistema yra sutverta multitaskinti ir tai yra užprogramuota seniai, 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 kai vyrai išeidavo į medžioklę, mums sumedžioti ten kokį mamutą, o mes likdavom namie, gaminti valgyti, rūpintis vaikais, žolelės rinkti, ten tą uolą savo aptvarkyti, ne? Vienu žodžiu. Ir tai yra, nu, mūsų taip smegenys susiformavę, tas multitaskinimas, nors aš sakau, kad tai nėra sveika multitaskinti. Tai yra mūsų duotybė, mes ten gabios, bet mums kaip tik reikia labiau išmokti koncentruoti, daryti po vieną dalyką. Tai yra, kai mūsų kaip ir dovana, viskas ok, bet kai jos per daug, tai irgi mums labai išderina nervų mūsų sistemą. Tai va, tai formali ir neformali praktika. Tai ta neformali praktika, ta, kurią mes susikuriam, ne, ir mes darom kiekvieną dieną, bet paskui jinai jau tampa tokia kaip formali. Ir neformali praktika, pavyzdžiui, maisto laiminimas, važiavimas automobiliu ir ten pasimeldimas už žmones, palinkėjimą pasauliui kažko tai gero, ne. Gerų darbų darymas. Tai irgi tokia vat kaip neformali praktika, kažkam padėti, savanoriauti, padėti žmonėm, ten kaimynei, apipirkti maistą, tai irgi yra tokia labai gili praktika. Tai ne meditacija, bet tai yra tarnystė, mes karma jogą vadinam, tokia neatlygintana, nesavanaudiška veikla. Formali praktika, jinai jau tokia turi visą reglamentą. Dažniausiai formalias praktikas skiria mokytojai savo mokiniams. Galiu šiek tiek pasidalinti, nes aš irgi buvau tame. Gal vat kaip prieš 11 metų, beveik vasarį, gal bus 11 metų, kai medituoju, tai aš gavau pirmą savo mantrą, tai yra mantra, kurią aš tik tai žinau ir mano mokytojas, tas mokytojas, kuriame perdavė man tą mantrą, būtent tai aš ją kartuoju daug metų, ne, tai buvo vat formali ta mano praktika, kurią gavau aš mantrą ir dariau, ne. Ir paskui, kai budizmą aš mokinausi ir praktikavau daug, tai irgi turėdavom mes 40 dienų mes gaunam iš mokytojo mantras, mes pasidarom, negalim nei vienos dienos praleisti, tada ateinam jau po tų 40 dienų, mes vėl gaunam vėl sekančiom dienom mantras, kitas, tada dar kitas, tai va šita yra tokia formali praktika, kurią mes gauname iš mokytojo, bet jūs, jeigu darysite kiekvieną dieną savo mielas ir mėgstamas meditacijas, tai irgi taps jūsų formalia praktika ir jūsų aukščiausias mokytojas vidinis jūs inicijuos į tas praktikas, tai yra labai gražu, nes tai yra labai gilus santykis su savo vidiniu dvasiniu pasauliu sukūrimas, kada mes sau tas inicijuojame. Aišku, reikia žinių, reikia žinoti kokios tos praktikos, bet pradėti visada reikia nuo paprastų dalykų. O kas man patinka? Mes užduoti savo klausimą, o kas man patinka? Gali net iš tikrųjų pasižymėti va tą klausimą ir pareflektuoti, ar dabar iš karto tai jau ateis aišku, kad ten ar dėkingumo, ar ten kokio vaikščiojimo, ar ten judesio, ar joga nidra, ne, o gal tiesiog vėliau galėsit pasižymėti, o kas man patinka, kokios praktikos, kokias meditacijas aš norėčiau daryti kiekvieną dieną, nes meditacija ir praktika kiekvieną dieną turi teikti džiaugsmą. Turi būti aiški intencija nustatyta, kodėl, ane, ir turi teikti džiaugsmą. Taip. Ok. Ir būtent labai gražu, žinokit, apjungti, ką ir dalinausi, tai žaisti ir apjungti tas vyriškas ir moteriškas meditacijas, ane? Gerai. Tokį paliesiu dabar gal tokį rūgštų potėmį, tai yra dėl ko sunku moteriai medituoti reguliariai. Tai pirmas, kaip ir sakiau, tas žodis disciplina yra, užgąsdina, nueina sau, dabar disciplina, čia disciplinuotai save ir kaip tik gal prieš kelias savaitės su drauge buvau grįžusi jinai į Lietuvą trumpam, tai buvom susitikę, sako, nu man šakės, aš sakau, disciplina, viskas mane nervina, arba mane sako, nervina tie disciplinuoti žmonės žiūri į mane, nes aš žinau, kad aš esu disciplinuota. Sakau, naudok žodį įsipareigojimas, pakeisti žodį. Ir jinai tai pradėjo kartuoti, sako, geras, visai, sako, kitaip jaučiasi, įsipareigoti savo, pradėjo kartuoti. Sako, nesako, žinok, visai kitaip kūnas reaguoja. Nu tai va, tai reikia susivesti tą žodį, kuris tinka, arba malonumas kiekvieną dieną savo, ne, ar ten kažkoks dar kitas žodis, kuris gal jums bus daug fainesnis negu ten tas, kurį pasiūliau įsipareigojimas, ne? Bet moteriai sunku medituoti, nes yra galvoje kažkoks tai įsivaizdavimas,
apie meditaciją, kokio jinai dar dabar neatitinka. Nu, ten paskaitė kokią tai išmintingą knygą, kai Buda meditavo, jis nušvito, nuėjo ten, parėjo, ten po tuo medžiu, ten įvyko stebuklas, ane? Ir jinai įsivaizduoja, kad va taip kažkaip jinai atsisės ir taps Buda jau tuo metu. Nu, tas va, įsivaizdavimas visiškai taip iškreiptas, nu, kaip iškreiptas vaizdas kažkoks, ane, su tuo, kas jinai yra šią akimirką. Tai va tas va truputį pasižiūrėti ir pas save, ne, ar norit medituoti, bet va taip nesigauna, pamedituoja 3 dienas, paskui nusimeta, nebūna, žinau, moterim tikrai ne vieną konsultavusių, ne vieną esam kalbėjęs. Tai iš tikrųjų tai, kad tas vaizdas, kuris yra realus, apie ją netitinka to vaizdo, kurį jinai yra savo galvoje susikūrusi ir jinai įsivaizduoja. Tai truputį nuimti tą vaizdą, patraukti tą vaizdą ir realiai įsivertinti padėtį ir įsivaizduoti taip, kaip jinai norėtų medituoti, o ne kaip kažkur paskaitė ir įsivaizduoja, kad va taip, va tai turėtų ta meditacija atrodyti ir vykti su manimi. Ne, mes visi labai skirtingi ir Buda, nu tikrai nesu aš, ne, ar Kristus nesu aš, ar ten kokia Marija Magdalena nesu aš, tikrai ne, bet aš esu aš ir mano meditacija, mano praktika yra mano praktika. Tai va. Aha, įsipareigoti, vat kodėl sunku medituoti, tai tas yra, kad emocinis krūvis. Labai didžiulis nešiojasi moteris emocinį krūvį, kurio nėra išventiliavusi iš savo sistemos. Daug emocijų, ne, mes visi tikrai turime trauminių energijų, emocijų prikaupę, užrakinę savo kūne. Jeigu pasižiūrėti tą bendrą vaizdą, kaip viskas yra, tai joginėje sistemoje yra nadžiai kanalai, kuriuose teka energija. Yra pirminiais tos energijos, ne mintys, emocijos ir pirmiausia, kad ir lyga prasideda būtent kanaluose, nadžiuose, energetiniuose kanaluose, kuriuose teka energija. Ir kai užspausta mintis, užspausta emocija, uždaryta ir 100 kartų uždaryta, pavyzdžiui, pykčio emocija, jinai gali sukelti ten, pavyzdžiui, kepenų ligas. Gedulas, neišgedėta, kažkas neišliūdėta, neišverkta, nuryjam, užrakina gerklę mūsų, neišsakyti dalykai, nespaudžia skydliaukės problemos ir jeigu nuryjam liūdesį, visos širdies problemos, jo, ir plaučių. Ir taip pat plaučių, nes nejaučiam džiaugsmo, nes tiek daug prikaupta liūdesio. Tai čia daug neišsiplėtosiu, nes tai turėtų būti visai atskira tema apie tai, ne, apie emocinį mūsų kūną, bet geriausia tai yra išsiventiliuoti. Ne? Tai vėl per judesį, per šokį, per vaikščiojimą, sąmoningai jaučiant savo kūną, ne protu analizuojant, aš jaučiu pyktį, nes ten tas ir tas. Ne, einam pilnai į kūną, jaučiam, iškvėpuojam, išbūnam, nieko nekeičiam, leidžiam viskam įvykti ir išsiventiliavimas įvyksta. Labai svarbu, va čia va, išventiliuoti savo emocinį krūvį, kurį mes nešiojamės. Dar irgi dėl ko sunku, nes nėra sukurta konkrečios intencijos, dėl ko aš norėčiau medituoti ir tapti meditatyvę tą moterimi, kuri yra tokia plaukianti, atvira, laisva, pasitikinti, ne? Tai va tai į tą konkrečią intenciją ir su ta intencija keliauti į savo praktikas, į savo ritualus. Kūnas neparuoštas, irgi dažnai būna kūnas, kodėl sunku medituoti, nors kai aš sakau, moteris daro ten vaikščiojimo meditaciją, dėkingumą, tai kūno tiek nereikia, bet jeigu jinai nori šiek tiek praktikuoti ir tas tokias transcendentinės meditacijas, tas tokio susikaupimo, objekto stebėjimo, ne tokios, kur tos vyriškos meditacijos, tai turi kūnas būti paruoštas stiprus, turi būti stuburas stiprus, tai yra tai pakankamai ir mankštintis, ar jogą daryti, sportuoti, žodžiu, bet kad kūnas būtų tvirtas. Pasižiūrėti, kokie įsitikinimai trukdo įsipareigoti savo ritualam, savo praktikom, savo meditacijom. Tai dažniausiai tiesiog aš esu lūzerė, man nepavyko, man nepavyks. Jeigu tokios mintelės ten galvoj sukasi, jos atitinkamai sukuria iš karto po 0,3 sekundės atitinkamas emocijas, mes įkretinam emocijas, nes mes kūniškos labai pradedam jausti ir tada viskas nusimuša, nusimeta. Tai irgi pasižiūrėti, kokie įsitikinimai yra galvoje ir kurie uždaro kelią mum atsiverti tam dvasiniam moteriškumui, dieviškam moteriškumui ir medituoti. Nerandam savo meditacijos. Irgi va, tiesiog nerandam. Kažkur va, išgirdom, kažkas pasakė, atėjau ten kaimyniai, sako, žinai, aš tai medituoju, dabar tai ten tokias darau praktikas, ten ošo, sako, daryk ir tu, sako, aš irgi noriu medituoti, gerai, ir sako, nu, okei.
ir visiškai ir netinka meditacija. Jinai daro, nusimeta, ai, kažkokia nesąmonė, nepavyko, man nepatinka. Ne, ieškoti, tai užtat ir tą klausimą uždaviau, išsigryninti, kokios meditacijos jums patinka ir bandyti. Viena netinka, tada imti kitą bandyti, ne. Bet dažniausiai su tuo, kad mėtymu irgi meditacijų tai pasižiūrėti. Kartais reikia, pavyzdžiui, kaip yra tokios Hoponopono meditacija, ir kurią mes darome iš pradžių 40 dienų su tėčiu, ane, 40 dienų su mama, nesvarbu, gal iš pradžių su mama, paskui su tėčiu. Ir vat būtent kad išbūti, nes išbūti va tokiose meditacijose, kur vyksta pasikeitimas nuo neurojungčių emociniam lygmeny, dvasiniam lygmeny, konsteliacija šeimos visai kitaip išsidėlioja, ne, kyla trigeriai. Kyla istorijos, kyla nepatogumas ir reikia su tuo išbūti. Išmedituoti, kol praeis, nes tai yra labai natūralu. Kai medituojam, ane, pradeda kilti tas visas dumblas ir mums reikia su juo ką daryt, prajudėti, prakvėpuoti, ane, žinom, jau dalinausi, kokias tai galim meditacijas daryti, bet jeigu mes darom tas vat formalias praktikas, 40 dienų įsipareigojimas, darbas su tėčiu, darbas su mama, prasidirbti, tai tikrai žinom, kad vieną akimirką, būna dažniausiai maždaug po savaitės, plius minus, pakyla tirščiai ir jie pradeda blokuoti, kad ai, nedarysiu, nes nepatogiai jaučiuosi, medituoju, ten jaučiu pyktį, liūdesį, verkiu, ten čiu. That's okay, tai yra labai normalu. Pakilo drumzlės ir mes kuo toliau medituojam ir tai valosi, dar šalia pasidarom kvėpavimuką, dar šalia pašokam, išbūnam su kūnu, joga nidra padarom, kad nervų sistema atsipalaiduotų, neįterpiam ir tada prateka energija ir mes prasidirbam. Ir tada prasidirbam visais lygmenim. Kūniškai, kosminių konsteliacijų įsidėliojimų, dvasiškai prasidirbam, mentaliai prasidirbam ir keičiasi santykis. Keičiasi santykis, gal kartais ne kiek fiziškai, bet mūsų viduje pasikeičia santykis, ane. Aš tokį pavyzdį norėjau pasakyti, nes jis man toks labiausiai gal matomas ir patikrintas ir žinau, kaip pokyčių gražių vyksta, nes tiek žmonių praleido su šitą meditaciją, tai tikrai žinau, kokie gražūs pokyčiai vyksta. Tai va, ir iš tikrųjų tai reikia susikurti moteriai savo ritualus, susikurti savo erdvę, tą laiką padaryti, kada mes medituojam kaip šventę, kaip šventimą didžiausią, ne? Ir kur mes girdėjom, kad moteris sėdėjo 7 metus oloje ir meditavo. Nu, žinau, kad negirdėjau, nežinau, nebent dabar pamiršau ir neatsimenu, bet aš negirdėjau, nes jaučiu moterį, mes uždarytumėm oloje 7 metus medituoti, tai ką jinai padarytų? Jinai viską papuoštų gėlėmis, iššluotų, pasidarytų jogų gražius kilimėlių, prisipirktų, muzikos atsineštų, susiveiktų gražių žvakių, smilkalų, išdažytų dar tą olą visokiom spalvom, gėlyčių pripieštų, nu, pasidarytų labai fainai. Nu, ta prasme, jinai yra moteris. Tai pasidaryti pačią tą meditaciją iš tikrųjų kaip šventę, kaip džiaugsmą, kaip džiaugsmingą akimirką. Gerai. Taip. Gerai, kaip jaučiatės, kokį ženklą parodykit, galit čia emodžį kokį uždėti ar parašyti, kaip dabar jaučiatės, gal turit klausimų? Ir nuo kartais eina rodyti ten kažką ir kažkas ten kyla, bet aš neatsimenu, kaip čia daryti. Gerai, atsipalaidavę, super. Puikiai, gerai. Tvarkoj, širdelė, viskas puikiai. Gerai. Jei klausimų turėsit, galit rašyti iš karto arba pasižymėti, paskui bus gale toks momentas, kada į tuos klausimukus atsakysiu, ne? Gerai. Gerai, tai pasižiūrėjau, dar kažko vat nepraleidau, čia viską, ką norėjau, pasakiau. Ok, tai kaip padėti sau pradėti medituoti arba įsitvirtinti praktikoje, jeigu jinai yra nestabili, pabėganti. Ir toks kaip ir meditacijos tas protokolas, tai labai aš sakiau, džiaugsmingai susikurti savo erdvę, pasiruošti namuose kampelį. Tai tiesiog susikurti kažkur gali būti tiesiog vienoj vietoj padėta žvakė, mėgstamas gal koks nors kvapas eterinis, ar tai smilkaliukas, ar kitas ten palo santosas, ar šalavijas, ane, ir ant žvakutė galit pasidėti kokią dieviškumo formą, ar tai paveiksliuką, gal tai Kristus, Marija, tai Buda, Krišna, nu, tiesiog kaip jūs jaučiat. Pas mane namuose yra praktiškai kiekvienoje erdvėje altoriai, tai čia irgi mėgamasis, čia yra mūsų mėgamasis ir čia yra vienas iš mano altorių, sėdi Buda. Kristalai, žvakiai sudėti, nu, vienu žodžiu, paskui tiesa, ne, salione yra svetainiai, tai
išvis grįžau po tylos stovyklos ir man vyras yra padaręs dabar ties altorių. Tiesiog, nes buvo taip, žinot, kaip įsikraustė į namus naujus, tai ir nepilnai viskas sutvarkyta, tai žinot, tas tvarkymasis vyksta, tai mano altorius buvo ant palangės ilgus metus. Nu, vat kiek ilgus jau trečius metus ir grįžtu po tylos stovyklos, vyras paruošęs man altorių, tik tai aišku, aš jo dar nepriejau, nesusitvarkiau, nes kiti prioritetai buvo šitas dienas. Bet tikrai manau, rytoj prieisiu, įsidėliosiu savo visas dievybės, smilkaliukus, kristaliukus ir tą erdvę pasiruošiu, nes ta erdvė, tai jinai įsikrauna šviesa ir ten yra toks kaip palaikymas. Ir pas mane dažniausiai, kai atvažiuoja vat, į svečius ar ten vaikų draugai, tai jie mėgsta eiti į tą vietą. Jie mėgsta ant to kilimėlio sėdėti, kortas čiupinėja, kristalus, klausinėja, smilkalus nori deginti. Nu, jie ten eina, jūs kaip magnetas patraukia, vat pabūtoj vietoj tiesiog, nes, nu, ten yra labai daug, mes ten suakumuliuojam labai daug pozityvios energijos, labai daug šviesios energijos ir labai labai tokios dieviškos energijos. Ir net mums gera, mes ten grįžtam ir mes taip, iškart įsižeminam. Tai turėti tą savo tokią mini erdvę, kurioje jūs galite daryti savo ritualus. Taip. Labai svarbu prieš darant kažkokias meditacijas ar praktikas, ritualus, tai yra įsismilkinti, išsivėdinti kambarį, kad būtų deguonies, nes oras yra mūsų draugas, nes ir kvapas iš karto ne taip maloniai nuteikia, net pažiūrėkit kažkur, kur užeinat, kur maloniai kvepia, tai ne taip, taip net ir jūsų taip įkvepiat ir nervų sistema iš karto atsipalaiduoja. Nu taip yra, mes moterys, mes esamgi per visus sensorius gyvename, jaučiame. Labai svarbu prieš pakvėpuoti, prieš kiekvieną praktiką, aš kai sakau, bent 6 kvėpavimus padaryti, įkvėpti giliai per nosį, atsidusti arba kokią kitą kvėpavimo techniką pasidaryti, kiek jūs ten darote, 5-10 minučių, ne, nes kvėpavimas šiaip paruošia mūsų protą. Nuramina mūsų protą, nes protas ten visko, o mes kada kvėpuojam, mes ir su emociniu kūnu, ir su protu, mes truputį prasivalom ir tada mes savo meditacijas galim daryti labiau susikoncentravę ir būnant čia ir dabar. Tada grįžtame į kūną, vat kaip dabar pradžioj mūsų susitikimo, grįžimas į kūną, grįžimas į save, ne iš kasdienybės, iš proto, iš aplinkos, iš situacijų, susirinkam save, grįžtam į kūną, irgi tai duoda to tokio stabilumo. Tai toks, va, mums labai svarbu, va, tas vyriškas toks palaikymas, va, tai surinkti save, kvėpavimas, grįžti į kūną, čiun, ir jau tada galim daryti bet kokią meditaciją, bet kokią praktiką, kad ir bus judesio, ar ne pasišokimas. Tai va. Labai svarbu, jeigu sėdim ir medituojam, tai laikyti stuburą tiesų, nes yra toks pasakymas, man jis labai gražus ir aš savo jį visada primenu, tiesus stuburas, tiesus kelias Dievui ateiti pas mus. Tiesus stuburas, tiesus kelias Dievui ateiti pas mus. Ir būtinai paklausti, kokios aš meditacijos noriu šiandien, ką aš noriu padaryti. Man tai net patinka iš vakaro, aš esu, manau, tas toks pagal Human Design, aš esu manifestuojantis generatorius, tai vis mane visada yra viskas į priekį, ten, aišku, vizijos man pamatytos, viskas patiriuota, aš net iš vakaro atsigulu, o kokios aš meditacijos norėčiau rytoj, ką čia pasidaryti, aš jau taip nusipiešiu tą vaizdą. Aišku, būna kartais ryte atsikeliu ir pasikeičia, pavyzdžiui, mėnesiniais, vieną dieną ar 2 anksčiau. Ir viskas, ir tą dieną aš jau to nenoriu, ką aš vakarą suplanavau, bet dažniausiai man taip kažkaip užkrauna labai. Ir nuspręsti, kada norite daryti tuos ritualus ir meditacijas, ar ryte, ar vakare. Pasitikrinti, kaip jum yra patogiau. Aš, pavyzdžiui, esu ryto žmogus labai visiškai, bet ir darau ir meditacijas ir vakare, nes mano vyras vakarais daro, aš palaikymo komanda esu. Tai. Bet ir, kad ir nesu vyru, aš darau vakare praktikas. Ir dienos metu, žodžiu. Tai va. Ir čia toks yra coachinginis triukas. Jeigu įsipareigojam savo 40 dienų daryti meditacijas, tai po to save apdovanoti. Nu, ten, pavyzdžiui, moterys būna ten, nu, dabar darysiu ten 40 dienų rašymo ten praktiką ir po to ten savo nusipirksiu tuos svajonių batelius, ar ten suknelę, ten ar save įsivesiu į masažą, ar ten į restoraną, pakviesiu save ar dar draugę kokią, nu, žodžiu, save būtinai apdovanoti. Tas toks efektas gaunasi apdovanojimo ir toks dar daugiau įsikvėpimas ir paskata toliau tęsti ir daryti, nes, nu, taip save gera, tikrai daug smagiau save apdovanoti, negu save nubausti. Nu, mes save baudžiam tikrai daugiau negu apdovanojam. Nu, didžioji dalis moterų tikrai, kiek aš esu dirbu su moterim ir labai artimai, tai nubausti labai greitos, bet apdovanoti tai dar pasvers, pagalvos, ar čia verta, tai va daugiau save apdovanokim negu bauskim.
Ai, va dar vienas svarbus aspektas, tai pranešti artimiesiems ir žinokit, kada mes iš širdies pasikalbam, net ir jeigu šeimoj sako, tavo visi šitie vūvų reikalai, čia tos meditacijos, jogos, šmogos, čiu, tai skeptiškai žiūri, bet žinokit, kai pasišneka moterys ir tikrai aš girdėjus ne vieną stebuklą, jis ateina, sako, žinok, man taip svarbu, aš noriu pradėti medituoti, man reikia kampelių, nu kažkas įvyksta. Ir šeimoje, ir ten pas vaikus, ar pas vyrą sako, gerai, viskas tvarkoj, ir žiūrėk, ten vyras jau kažką nupirkęs, ir knygą parvežęs, ir smilkalų jau nuperka, bet pasidalinti, kad tai yra man svarbu. Man svarbu, ir paskui žinau, kiek istorijų, kaip ir vyrai įsitraukia, ir vyrai praktikas daro, ir medituoja, ir įkvėpavimai, ir jogas pradeda daryti, žinau, kad tiesiog, nu, vat vyksta stebuklai. Bet tiesiog neteit, kad aš tai dabar medituosiu ir man čia reikia erdvės dabar, tai tokie, žinot, kaip karalienė, kur tik pati savo svarbi. Ne. Eit ir sakyti, bet žinok, man taip svarbu, aš noriu pradėt daryt meditacijas arba įsitvirtinti ir man tą lauką, tą erdvę, tą altorėlį susikurti, kad jūsų altorius tai net gali būti rožę pasimerkti, pievų gėles pasimerkti ir tai jau bus jūsų altorius, švenčiausia vieta namuose. Ir žinau, kad tada toks šeimos palaikymas įvyksta, bet visada kalbėti iš širdimi, ne iš proto, bet giliai iš savo širdies ir mes širdis širdį visada išgirsta. Nes aš žinau, kad šitų vietų būna pas moteris tokių trigeriukų. Ir labai svarbu, kaip atidarom meditaciją, tai galim kažkaip va tiesiog, kad atsiveriam, įeinam, tai lygiai taip pat uždaryti, kad nebūtų portalai tokie, nu, atviri, nes tada, nu, tiesiog toks balaganas biški ir dar jeigu iš tokio misticizmo šiek tiek, tai sako, gali ir prisijungti prie kanalų mūsų, tai uždaryti. Aš tai visada sakau padaryti apsaugą. Tai, pavyzdžiui, gali paprašyti Kristaus, kad Kristaus saugok mane, uždarau meditaciją, apgaubiu viską aplinkui, tai yra šviesa, eteriu, ten į save įdedu į perlamutrinę šviesą, aš dar taip paprašau senolių, kad mane apgaubtų šviesos tinklu ir saugotų, ne? Arba susijungiu su močiute mėnulio, iškeliu rankas, sakau, močiute mėnulio, šita sidabrinė šviesa, tai yra kaip apsauga visą mano dieną, nu, tokia kaip apsauga ir uždarymą padaryta. Galima paominti su ta intencija. Ir labai svarbu po meditacijos pasidalinti meditacijos ar ten ritualų savo nuopelnais su visu pasauliu, nes mes tai darome ne tik dėl savęs, kaip ir aš šiandien mūsų susitikimą darau tikrai ne tik dėl savęs, bet ir dėl jūsų, ir dėl visų gyvų būtybių. Tai yra visų gyvų būtybių labui, ane. Tai tiesiog paskui kažkokia intencija galit, nes mes akumuliuojam labai daug energijos ir galim pasidalinti ten po savo ritualų, atsisėsti ir norėčiau savo energiją, nes jeigu mes dalinsimės, mums visada duos daugiau ir dvigubai daugiau. Tai jeigu jūs ten kažkur tą energiją nusiųsit, pavyzdžiui, ten badaujantiems vaikams, noriu pasidalinti šitą energiją su badaujančiais vaikais, nusiųsti jiems laimės, meilės, tai žinokit, jums visada iš karto, dar daugiau, kaip kibirą pripila daug daugiau, dvigubai, tai, ką jūs atidavėte. Tai tikrai po to tą tokią intenciją, pasidalinimą su pasauliu. Tai va, tai eisim mes dabar į praktiką. Ir dar noriu pasakyti pat praktiką ir kaip tik dar pamačiau pasižymėjimą vieną, kad kaip mane vienas mokytojas yra išmokęs, kad jeigu mes norime skristi, mums būtini du sparnai. Tai meditacijoje yra vienas sparnas žinios, o kitas sparnas yra praktika. Aš pažįstu begalę žmonių, kurie skaito, analizuoja, skaito paskaitas, ten įvairias klauso, YouTube'o galvų klauso, ko tik tai neprisiklauso, kiek tik tai neprisiskaito ir nedaro praktikų. Ir gyvenimas nevažiuoja. Va nevažiuoja. Bet jeigu mes pradedame tas žinias, kurias mes išgirdom, kurias mes perskaitėm, ne, kažkokioje stovykloje pabuvom praktikų, mes tiesiog pradedam taikyti savo gyvenime, mūsų gyvenimas keičiasi 360 laipsnių. Viskas, apsisuka. Tai labai svarbu tie du sparnai, kad galėtumėm skristi. Gal dabar pasidarykim, gal turit klausimų, tokį truputėlį ir paskui pasidarysim praktiką. Mačiau, man atrodo, Alma parašė kažką. Mhm. Nepamenu, už kurį 40 dienų, bet apsidovanojo prieš kelis metus skrydį, parasparniu Birštone, nebūtinai materialūs pirkiniai, gali būti patyriminiai. Taip, tikrai nesvarbu, aš tai tiesiog taip, kas man išplaukė tuo momentu, tai tikrai gali, atsakau, ir pasivaikščiojimą mėgstamų vietoje pasidovanoti kažkokį tai, ir, nu, vat, tą apdovanojimą kažkokį tai, ne, vat, ar kelionę, ar dar kažką, nu tiesiog, čia jau kūrybiškumas jūsų. Dabar tais taip, klausimukų, ar yra klausimukų, pastebėjimų, pasidalinimų, tai dabar tais tas kita akimirka būtų. Ir klausimus galėsit tikrai užduoti, ir po, tai tiesiog galėsit man rašyti, kuriuos aš atsakysiu tada asmeniškai, ne?
O kaip dėl garso meditacijos? Dažnai ją renkuosi, nes lengviau išbūti. Tai garso meditacija, tu Skaiste turiu omeny tas visas gongus, gali garsiai pasakyti. Ar nori rašyti? Taip, taip, tą ir turiu omeny. Į garso terapijas, ane? Nu, jo, bet aš online dažniausiai pasijungiu kaip garso meditacija, taip ir vadinasi, bet ten visokie garsai, ir pianinas įeina, ir gongai, ir tie baulai, viskas. Jų, gerai, viskas gerai, tai irgi meditacija. Jo, mum moterim labai tinka va tokios, kur ten visokie garsai, žinai, gal tu labai jautri, ta audalė, esi tokia, žinai, per garsą tau va eina atsipalaiduoti, žinai, pajausti, tai irgi tai yra puikia meditacija, tai ačiū, kad priminė ir ačiū, kad pasidalinai. Taip, Mhm. tinkama labai. Taip, gerai. Tai sakau, jeigu dabar klausimų neturit, tai tikrai dar galėsim ir gale, arba galėsit asmeniškai parašyti ir kaip sakyt, klauskit ir jums bus atsakyta. Gerai, tai dabar pasidarysim praktiką, tai aš jūsų paprašysiu atsisėsti labai komfortiškai, patogiai, nes dabar darysim tą vyrišką meditaciją. Labutis. Da prisijungia ir dalyvių, čia kokį fainų. Taip. Gerai, tai jūs tiesiog patogiai, stuburiukas patogiai. Aš dabar tais dar susižiūrėsim gerai muzikėlę. Taip, kompiuterio audio share. Gerai. Tai aš paleidžiu muziką ir man parodysit, kokį ženklą ar muzika girdisi, gerai? Laukite, aš nieko nematau, nes dabar pristatau. Ar girdisi muzika? Gerai. O mano balsas girdisi? Gerai. Ok, tai dabar dar biškį. What I am. Dabar kviečiu tiesiog užmerkti akis, grįžti į save ir viduje susirasti savo kūną ir padaryti kelis gilius įkvėpimus ir iškvėpimus. Susirasti nosies galiuką ir dabar jūs pakviesiu koncentruotis į nosies galiuką, visą dėmesį išlaikyti nosies galiukę ir klausyti muzikos, klausyti mantros, mantra aš esu, ne angliška daina, labai graži, klausyti tos energijos, to buvimo ir visą dėmesį laikyti nosies galiukę. Gerai? Tai dabar tokia meditacija, daugiau nebus mano balso, tiesiog tas buvimas čia ir dabar. What I am. I am what I am.
that's alright. That's alright. And that's alright. That's alright. To be me. Ir dabar išbūnam dar šiek tiek taip ramiai, kelias akimirkas. Leidom savo patirti, kas yra vyriška meditacija, bet mes labai natūraliai susikūrėme kaip ir palaikymą, kaip ir tokią stabilią erdvę ir saugumą, kurioje gali lengvai tekėti moteriška energija, kurią mes dabar įtekėsim. Ir šita meditacija bus su garsu ir kvėpavimu, įkvėpsim per nosį, iškvėpsim garsas A. Ir lėtai pagal muziką suksim savo kūną, judėsim, visiškai būsim kūne, koncentruosimės į pojūčius, į garsą, į judesį, į kvėpavimą. Jeigu kurį pajausit ir norėsit atsistojus, šokti, būti kūne, taip ir darykite. Tai dabar pereiname sukūrę saugią erdvę visiškai į moterišką meditaciją. Judesys tegul kūnas pakviečia, tegul kūnas jūs veda. Per nosį įkvėpiame duodus. And celebrate who I've become. I am beautiful. I am powerful. And I celebrate who I am. I am beautiful. I am powerful. I've let go of my past and celebrate who I've become. I am beautiful. I am powerful. And I celebrate who I am. I am beautiful. I am powerful. I've let go of my past and celebrate who I've become. I am beautiful.
dar liekame savo kūne, kartais neina to judesėlio išspausti, ne, ypač pradžioje ir nepratę prie somatinių meditacijų, somatinių praktikų, viskas gerai, tiesiog pabūkit dabar, pabūkit, integruokit vieną patirtį į kitą, kas be kilo, kas be vyko, nes minčių mes niekada neužčiaupiam. Sako, gera meditacija, meistro praktika, kai yra 12 sekundžių visiškai bemintėj formoj, bet jos yra, jos bus, leisti joms vykti viskam. Ir tai yra 2 nuostabios praktikos, kurias galėjom dabar paliesti. Tai yra ta vyriška tokia stabili praktika ir ta tekanti moteriška, ir jos abi vienodai yra reikšmingos, vienodai svarbios. Ir jeigu jūs, kas praktikuojat, labiau praktikuojat tas vyriškas praktikas, tai daugiau įsiveskit moteriškų, ir jeigu atvirkščiai, tai atvirkščiai. Ir dabar tiesiog patrinkit delnus vienas į kitą, sušildykite delnus, užkaitinkite ir uždėkite karštus delnus ant akių, paspauskite akis, leiskite karščiui susigerti į akis, ugnies elementas, grąžiname ir viską pažiūrime į visą šiandien mūsų susitikimą, į praktiką per milijoną intuicijos akių. Ne iš proto, bet iš savo milijono intuicijos akių. Ir mintyse 3 kartus pakartojame: aš esu nuostabi, aš esu nuostabi, aš esu nuostabi. Ir aš esu ten, kur turiu būti. Aš esu ten, kur turiu būti. Aš esu ten, kur turiu būti. Ir afirmacijos yra ta viena irgi iš meditacijos formų, kurią galime naudoti, perkuriant savo realybę, perkuriant savo gyvenimą ir tampant būtent tuo, ko mes giliai svajojame tapti. Dar pakviesiu dabar uždėti rankas prie širdies, mes po šios praktikos palaiminsime kiekvienos intenciją, kiekvieną mes čia turime savo intenciją, tai palaiminame savo sesių, draugių, kolegių, su kuriuom dabar dalyvaujame, kad ir žiūrim įrašą, bet palaiminam ir palinkim, kad visų mūsų intencijos išsipildytų. Pajaučiam savo širdį, dėkingumą už galimybę dalyvauti, už galimybę patirti, už galimybę daugiau suvokti, susijungti su savo dvasiniu aspektu. Pajaučiam dėkingumą visiems žmonėm, kurie leido mums prisijungti prie šio susitikimo, technologijom padėkojam. Uždedam delnus ant pilvo, pajaučiam savo pilvą, padėkojam savo kūnui, kad jisai yra, kad mes galėjom gimti, nes yra milijonus kartų geriau gimti nei negimti. Padėkojam pačiam gyvenimui. Ir kai būsim pasiruošę, galim po milimetrą atmerkti akis ir grįžti į mūsų susitikimą, kuris neužilgo baigsis. Tai kas norit jau atsijungti, tikrai galite. Dabar dar turėsim tą momentą, pasidalinsiu apie Žemės deivės programą ir kitus svarbius įvykius. Ir manau, kad gal pradėsiu nuo to, kad pats svarbiausias įvykis, kuris įvyko paskutiniu metu, tai yra supratau, kad daryti mažiau yra auksinė vertė moteriai, bet irgi tai per tyrinėjimus, per patirtį atėjo, ir dabar tikrai per skaudžią tokią patirtį, kad ir sveikata sušlubavus, tai vizualiai jinai nesimato, bet tiesiog žinau, kad yra ir hormonų disbalansas, ir uždegiminiai procesai, ir esu gydymo procese, tai, bet tas atvedė būtent ta patirtis ir tylos atsiskyrimas, kuris aną savaitę įvyko, davė suvokti, kad nereikia viso pasaulio užkariauti ir daryti mažiau, bet daryti iš širdies, daryti su moteriška energija yra kur kas svarbiau. Tai tiesiog noriu pasidalinti, nes manau, galim įsikvėpti kiekviena, nes mes tiek, tas multitaskinimas mūsų kartais nuveda visai ne ten, kur reikėtų. Ir prieš metus laiko, ne visai, biškį mažiau,
gimė man irgi nuostabi programa, mano mokytojos mentorės Aistės pagalba, tiesiog tiek daug informacijos turiu ir galvoju, kaip ją dalintis, kaip dar labiau įkūnyti ir kaip padėti moterim tapti dieviškom, tiesiog žemėje vaikščiojančiom deivėm. Ir taip ta susidėliojo programa, jinai turi ten visai gražią istoriją su žinutėm, su aiškiais ženklais, kaip viskas turėtų vykti. Ir mes jau pirmą dalį, pirmą laidą kaip ir turėjome su merginomis ir man tai buvo didžiausias apdovanojimas, kokie pokyčiai įvyko moterų ir kokios jos atėjo ir kokios išėjo ir mes visos dabar bendraujam ir aš žinau, kaip jų gyvenimas yra pasikeitęs, kardinaliai pasikeitęs. Jos turi savo ritualus, jos mėgaujasi gyvenimu, jos mėgaujasi tai, kas vyksta, jų santykiai su partneriais pasikeitė, kai kas ir išsiskyrė, kai kas pagilino santykį, visos pagilino vienareikšmiškai santykį su savimi, su savo dievišku moteriškumu, jos labiau pradėjo save mylėti kaip moterį, gerbti dar labiau, įgavo tokio karališko orumo, pasitikėjimo, savivertė išaugo, nes viena moteris dirbo tikrai stipriai su savivertė ir ta savivertė visiškai taip sužydėjo, kad jinai yra tokiam pasitikėjime pačiu gyvenimu ir savimi, tai, tie pokyčiai yra kažkas wow. Ir pati programa sudaro 12 susitikimų. Mes turėsime nuo sausio 6 diena yra 3 karaliai, tai yra labai karališka energija ir išjaučiau, kad būtent noriu startuoti su ta karališka energija, su mūsų antrąja Žemės deivės programa. Ir mes turim 12 susitikimų, kuriuose mes pirmas būna toks korpusas, nes neskanus būna tas pabaigos ir pradžios, moters cikliškumas, visos iniciacijos, praleistos iniciacijos mūsų, kaip ane pirmas kraujavimas, ane pirmi santykiai, santuoka, motinystė, mes to tikrai nešventėm, praktiškai ne viena, nebuvom inicijuotos į tai ir yra nutrūkę fragmentai su mūsų gyvenimu. Ir moterys per tą pirmą praktiškai mėnesį visą susigrąžina tą vientisumą tarp savęs, tarp tų nutrūkusių dalių, suvokiam, kodėl svarbu pabaigti, kas yra pradžia, įsitikinimų keitimas. Visos cikliškumo dovanos, ane, visos mūsų pažįstam savo per programą giliai, susipažįstam su savo vidiniu ciklu. Jeigu moteris yra baigę savo vidinį ciklą, mes vadovaujamės ir gyvenam su mėnulio ciklais. Tada moteris pažįsta, kaip gyventi jai kartu su mėnulio ciklu, su visomis fazėmis ir kaip įkūnyti tas energijas ir jas panaudoti savo gyvenime tam, kad jinai galėtų harmoningai gyventi, naudojant savo energijas ir gali pasakyti savo, su manim viskas yra ok, kiekvieną dieną, ne, kokia būtų ciklo fazė, ar tai danguje, ar mano viduje. Tai mes turim tas labai gražų pirmą tą blogą pabaigos pradžiosios, aišku, yra apie daug paleidimų, daug transformacijų įvyksta būtent per tą blogą, tai jis yra toks shadow work, visas tas šešėlinis darbas, ne? Bet ir tas susigrąžinimas vientisumo savęs nuo gimimo iki dabarties akimirkos. Moterys be galo daug išmoksta ritualų, susikuria savo ritualus, savo gyvenimą, pagražina būtent ritualais ir tokios vidinis grožis pradeda švytėti, nes kai moteris daro savo ritualus, turi tuos ritualus ir aš labai galiu palyginti, aš 8 beveik metus daugiau dariau vyriškas praktikas ir kažkaip pradėjau daryti moteriškus ritualus, mano pasikeitė elgsena, judėjimas, mąstymas, gyvenimo pojūtis, erotiškumas, erosas, santykiai su vyru pasikeitė visiškai kitaip, kai pradėjau daryti tas moteriškas praktikas ir puikiai mačiau, kaip moterim keičiasi. Tai būtent apie tą moterišką energiją, kaip ją įgalinti, kad jinai taptų karališka. Ir mes būtent dirbam per archetipus, per 7 archetipus, čakrinį sistemą, bet būtent per archetipinę pusę. Apie manifestavimą. Jau paskutinius mėnesius turime mėnesį apie manifestavimą, apie gausą, kaip pritraukti gausą, kaip tapti magnetišką, kaip siūsti iš savęs signalą ir tuo signalu pritraukti tai, ko mes iš tikrųjų esame vertos savo gyvenime. Tai yra būtent kaip pakeisti, jeigu galiu sakyti, savo tą vidinį signalą, kad mes galėtumėm tapti magnetiškos ir pritraukti tai, ko iš tikrųjų mes norime, užsiauginti didelę vertę.
savo ir tą vertę užsiauginti ir joje gyventi, kad aš esu verta viso to, ko aš iš tikro trokštu. Ir savęs sumažinimas išnyksta ir tampam tokios visiškai išdidinta savęs versija, kuri yra galinga, bet galinga ta gerąja prasme, su didelė meilė žmonijai. Labai stipriai susiformuoja seserystės jausmas ir va mes vakar turėjom, aš turėjau labai gražų patikrinimą, man parašė viena mergina iš praeitos Žemės deivės programos, labai taip vakar dinamiškai jaučiausi po tylos stovyklos, labai integracija stipri. Ir jinai tiesiog parašė, kad aš su tavim, viskas okei. Tas, nu, va, tiesiog, ir aš tokią pajaučiau didelę seserystės galią ir jinai šiandien atvažiavo pas mane į jogą ryte ir atvežė dovanų. Tiesiog sako, aš pajaučiau, kad aš tau turiu atvežti dovanų, nes sako, aš dabar taip jaučiu tave ir man taip gera tave palaikyti ir toks buvo, wow. Tai irgi viena iš didžiausių dovanų, kad seserystė tarp moterų nėra kažkoks tai, nes mes visos turim seserystės žaizdą ir jinai yra gyva nuo deginimo laikų, raganų deginimų laikų, kažkas mes turim karmiškai, kažkas mes turim genetiškai, nes buvo mūsų linijoje deginamos, ane, moterys, arba kažkas buvo viena iš tų moterų, arba dalyvavom tose egzekucijose, ane, ir matėm, kaip mūsų artimas seses degina ir mes dėl to labai išgyvenom. Tai krūvis yra tikrai pas kiekvieną didžiulis, yra nepasitikėjimas moterimis, yra nepasitikėjimas viena kita, ne, yra tas toks vengimas, nenoras atvirauti, nepriėmimas, neparodymas savęs, kokie esame iš tikrųjų, nes nu, mus gal išduos, gal mūsų degins, ne. Tai va, tai tas seserystės jausmas ir seserystės žaizda labai gyja, būtent per ryšio kūrimą su kitomis moterimis. Tai va, tai labai ačiū, kad galėjau pasidalinti savo programą, tai jas daro 12 susitikimų. Ir žinoma, ir mes turim svečią, paskutinį mėnesį turim numerologę, kuri dalinasi apie numerologiją ir kiekviena gali dar labiau save pasityrinėti, kas jinai yra tokia, tokių fainų aspektų ir ta numerologija yra kundalini numerologija. Kundalini jogos jinai yra visiškai skirtinga nuo vakarų numerologijos, ten einam per 10 kūnų, tikrai labai įdomu, faina, nes tiek dalykų sužinojo apie save. Ir paskui mano vyras susirašė į konsultaciją asmeninę, nu, žodžiu, likom sužavėti, yra fantastika. Ir paskutinis susitikimas būna šventėj. Turim labai gražią šventę, kurią suorganizuoju aš visom deivėm. Ir turim tą tokį galinimą ir karūnavimą. Tai būna gyvas susitikimas, kas gali. Tai viena mergina irgi praskrido iš užsienio, netgi tą susitikimą, tai vyko Vilniuje šventė, buvo fantastiška šventė. Tokia visiškai deivių vakarėlis ir puota, tai tikrai labai gražu. Ir toj programoje mes turim 12 susitikimų ir dar šalia mes turim 15 bonus tokių kaip meditacijų, praktikų, užduočių įvairių. Kaip sakau, 5 dienas per savaitę yra palaikymas uždaroj Messengerio grupėje, kur mes galim bendrauti, susirašinėti, atsakinėjame visi klausimai. Tai va, tai štai tokia mūsų programa ir labai norėjau šiandien, vat, kas merginos dalyvavo, klausė ir jeigu pajausit, kad jums labai rezonuoja ir ta programa, vat, tai yra tas dalykas, kuris dabar pakeistų jūsų visiškai gyvenimą, tai noriu labai padovanoti 10% nuolaidą, nes visa programa kainuoja 300 eurų 3 mėnesiai. Jeigu mokam kas mėnesį 111, tai lygiai tas pats 10% galioja tam iš karto pirkimui arba jeigu irgi skaidot kas mėnesį, irgi tas 10% galioja ir tas tam nuolaidėlė galioja iki 31 spalio. Tai jeigu jūs susiregistruosit iki spalio 31, jūs gausit 10% nuolaidą. Ir jeigu užsiregistruosit iki 31 spalio, jūs gausite bonusą 45 minučių su manim asmeninę coachingo sesiją. Mes su jums labai degančių klausimų. Jeigu turit kokį gyvenime degantį klausimą, kažkas nesiseka, kažkas nevažiuoja, ne, tai jūs gausite dar dovanų ir 45 minučių coachingo sesiją su manimi. Tai va, tai pasidalinau ir dabar ties pačiai pabaigai noriu paklausti, kokį inkarą, ką išsineša, tai užinkaruosim, mūsų susitikimą užinkaruosit, kas būtent vat, buvo tokio wow, ką išsinešat apie meditaciją, apie moterišką meditaciją, apie moteriškumą, gal apie apskritai, man tiesiog galite irgi parašyti į chat boxą, nes labai svarbu užinkaruoti, nes mes tada į pasąmonę įdedam, kaip pasakyti, inkariuką ir paskui labai gerai užinkaruoja gyvenime ir mes galim naudoti toks kaip įkabinam labai gerą dalyką. Aha,
Tai va, tai tikrai laukiu, kad parašytumėt, koks inkariukas, nes kartais viena parašo ir kita sako, o geras, tikrai, va šitas geras ir viena parašo ir kita irgi užsiinkaruoja tą gerą dalyką ir įsinešam. Tai iš viso mūsų susitikimo labai laukiu, paskaitysiu garsiai. Širdis širdį išgirsta, wow, tikrai širdis širdį. Kad yra vyriška ir moteriška ir labai supratimas atėjo, kodėl taip jaučiasi medituodama. Jo suvokimas atėjo, wow, per patyrimas, labai faina, ačiū. Aha, ačiū, smagu, kad priminė, kiek daug meditacijos rūšių yra, kad ir reikia pamiksuoti, jo pakeisti, mums moterim tas labai svarbu pakeisti, pamiksuoti. Mhm. Patiko tiek vyriška, tiek moteriška meditacija, tai šiandien supratau, kuo skiriasi, pat tas skirtumas yra jo tikrai. Ačiū labai už tą inkariuką. Gerai. Taip, jau mano maitinimas ateina, kaip matau, nes jau sakiau, kad baigsis. Tai ačiū, kelios dar minutės. Tai va, paskui galėsiu pasivalgyti, žodžiu. Man sunku su meditacijom, Viktorija, suprantu tave, bet šiandien supratau, kad man labiau tinka moteriška. Tikrai, Viktorija, žinau tave, tavo energiją, labai puikiai pažįstu, tai žinau, kad tikrai tau moteriškos tikrai labiau tinka ir tikrai galėjęs praktikuoti. Gerai, tai gal turi dar kažkokių tai klausimų. Galit ir įgarsinti, atsimutinti save, ne, ir paklausti, arba pasidalinimą kažkokį gal noriu dar pasakyti, ar emociją, su kokia emocija, tai va dar skiriam keletą minučių tam, tokiam užbaigimui gražiam. Nėra klausimų, tai aš užbaigt noriu. Tikrai, Eugenija, ačiū tau labai. Aprimo protas, kaip gera. Tikrai. Nebereikalu kažką nukniebi, kad kažką darytum. Tai jauti, kad tau dabar labai tau reikia kažką, nustūmiau šiandien daug ką dėl šito. Wow, Ir wow. galvoju, turbūt reikia tai daryti, nu. Tai va tikrai tau ačiū. Labai smagu buvo ir nepažįstamus veidus matyti. Tikrai labai, labai gera, ačiū visom. Ir ką, iki kitų kartų galbūt. Ačiū tau, Jurgita, už tavo atvirumą, kad pasidalinai, garsinai ir tikrai šiandien visos taip aktyviai dalyvavo ir su kamerom, tai man irgi toks, o, kaip faina, taip gera matyti ir tada mes jaučiam vieną kitą, toks palaikymas, bendrystė, tai ačiū, Jurgita, kad nustūmė, žinau, kad tau tikrai dar įtemptas metas yra paskutiniai metai, ne, man atrodo šitie, jo, ir kad tu radai, bet laiko savo, tai yra aukso vertės laikas, kai mes skiriam įsipareigojimą savo, ne, vat kažką padaryti. Ir kartais prašau, kūnas, vad nežinau, gal ir kitom taip yra, kartais nu tos, va, tu eini paieškoti tos muzikos tinkančios. Aišku, tau balsas jis mums reikalingas būna, žinai, mes jau tau sakė per jogą, tu netinka, mums kiti blokuoja, nežinau kodėl, tai būna taip kartais, kad tik tai tą muziką susirandi tinkamą. Tai vat kartais taip kūnas reikia, kad dabar reikia to ir viskas ir tikrai tai būna. Jo. Jo, muzika, moteris, muzika daro stebuklus, pasidarykit, yra nemokamų programėlių, aš tai nežinau, bet, nu, draugas Rytis turi ten nemokamų, bet aš tai Spotify naudoju, YouTube'as yra, nedar kiti, pasidarykit savo grojaraščius, susikurkit ir ten jūs galite, ten, nu, visiškai fantazuoti, tada, nu, yra muzika, yra fantastika, tikrai, ir, vat, balsas vedimas tinka, ne, tai irgi tas, irgi tą įsinešiu, kaip suprantu, tai irgi, nu, labai, tai labai ačiū, kad pasidalinai, dar Skaistei dėkoju. Ačiū. Kiek. Neda, atėjau su atvirimu, išeinu su pilnumu. Ačiū, Neda, iš tikrųjų. Neda yra mano dukterė čia. Tai labai smagu, kad vat, jaunimas ir jūs, tai žinau, Agnė, nežinau, nematau, jūs nedalyvauja, labai, dalyvauja, matau, visiškai jaunimas tame, tai man čia iš viso širdis mano dainuoja, kaip faina. Tai man tai labai labai smagu.
Tai ačiū visom, tikrai gera buvo visas matyti, labai gera pasidalinti ir jeigu kažkokių būna, paskui, žinot, gimsta tų klausimų ar kažką norisi pasidalinti, tai esu atvira, ir kas tiesiogiai dalyvaujat, ir kas įrašą žiūrėsit, irgi dėkingumas, kas įrašą žiūrėsit iki galo, labai, labai tai vertinu ir tikrai laukiu ir kas įkelsit storikus, tai labai ačiū, paskui apsidovanosim ir susisieksim, tai iki kitų kartų, buvo gera dalintis ir tegu tai tarnauja visų gyvų būtybių labui. Ir tegul meditacija tampa mums kaip vartai pažinti savo dievišką moteriškumą ir gyventi pilnatvėje su savo kūnu, protu ir dvasia, tam, kad galėtumėm žydėti, nes iš tikrųjų kiekviena ir atėjome čia sužydėti kaip unikali gėlė, nes šitas gyvenimas yra kaip didžiulė pieva, kurioje yra skirtingos gėlės. Kiekvienas žmogus yra skirtinga gėlė, bet nė viena nėra kažko tai negražesnė, nevertesnė, kiekviena yra graži savo grožiu, nes mes jaučiu, kai kiekviena žiūrime į pievą, gėlių skirtingų, mes matome, kad jinai kiekviena yra tobula. Tai linkiu jums per meditaciją patirti savo dievišką tobulumą. Tai bučkis jums ir ačiū tau, da Viktorijos paskaičiau, ačiū visom ir iki kitų kartų. Mhm.